Marso ir Ketų jungtis įgauna pavojingą pagreitį, todėl natūraliai kyla klausimas, ar įtampa tarp Izraelio ir Irano gali peraugti pasaulinį konfliktą. Tai pažvelkime šią situaciją iš astrologinės pusės. Tai remiantis būtent dabartinę planetų padėtim, situacija tarp Irano ir Izraelio tokia įtempta, kupina potencialų kariniam veiksmams. Ir nepalankioje padėtyje esantis Jupiteris rodo būtent vertybių ir diplomatijos krizę, todėl taikos tokios iniciatyvos šiuo metu gana silpnos, neveiksmingos arba ignoruojamos. Ir Marsas su Ketu signalizuoja apie slaptas karinės operacijas, provokacijas, netikėtus smūgius. O Rahu planeta stiprina tokį ideologinį bei religinį radikalizmą. Ir tai reiškia, kad konfliktas gali peraugti į tokį pasaulyje žiūrinį susidūrimą. Bet vis dėlto Venera ir stiprus Merkurijus leidžia tikėtis pozityvaus posūkio. Ir išvada, kad trečiojo pasaulinio karo grėsmė artimiausių metų tikrai mažai tikėtina, tačiau konflikto paaštrėjimas būtent tarp Izraelio ir Irano labai realus. Ir aišku, neramiais laikais kiekvienas iš mūsų galime prisidėti malda, tyla ar gilia meditacija, kad sielos, kurias šiuo metu būtent temdo pyktis ir neišmanimas, greičiau atrastų šviesą, tiesą ir ramybę.